Tuksis, Jolanta visą laiką būdavo tokia linksma, žaisminga, be galo judri. Galbūt iš to tas vardas jai ir pritiko. Jinai turi visko daug, jinai yra visokia, jinai yra protinga, labai atsakinga, mylinti, graži ir prie kiekvieno šito žodžio galima pridėti labai ir tikrai daug ką kartoti, bet reikia pagalvoti apie tai, iš kur jinai tokia atsirado ir kodėl jinai tokia yra. Tai vis tik aš sakyčiau, kad reikia prisiminti mūsų senelius ir tėvus. Vis tik tai viskas yra iš ten. Ne, 19-20. Ai. 20. Štai jūsų patikėjimas. Štai. Jinai net nežino. Jolantyte, apsidairyk aplink, kokį nuostabų gyvenimą sukūrei. Kiek daug atsiminimų, mylimų žmonių, tai tavo didelė rūpesčiai ir meilės vaisiai. Brangink tai kiekvieną akimirką su dideliu meile, mama. Oho, kaip gerai pasakyta. Štai tai mes Buvo baisiai išradinga, baisiai darbšti, baisiai vyjurkas. Vyjurkas toks, kad nedaug dievė. Nu, jie buvo neperskiriami, vienas už kitą stodavo piestu, buvo uždari, mes daug ko nežinodavom. Atėjo tas metas, kaip mes jau pradėjome eiti šokius, tai aš kažkaip kaip vyresnis brolis jaučiau žodžiu, man nebūdavo vienodai, kaip jinai leidžia laiką ir su kuo jinai šoka. Tai jeigu aš matydavau, kad ją kviečia šokti ne tas, kas mano akim turėtų su ja šokti, aš arba jai neleisdavau šokti, arba tam kvietėjui pasakydavau, kad jisai paliktų mano sesę ramybėj. Taip, tai būdavo. Kai aš buvau labai maža mergaitė ir atvažiuodavo pas mus, arba mes kažkaip susitikdavom su Jolanta, mano krikšto mamytė, tai man jinai visą laiką būdavo tokia graži, ateidavo ir spinduliuodavo tokiu žavesiu ir rūbai tokie madingi, ir kvepia, ir garbanus, ir kabliukai aukšti. Ir aš manau, kad jos laimės formuliai ir turi tokį stalčiuką, tas grožis ir tas žavesys ne tik kūnu, bet ir siela. Man žinai, ką jau šitą panašiai. Jau ten labai toli. Tu egzistuoji kaip žuvis ir nardai vandenyje. It juostoje. Ir bet jeigu šitų nepataikom, tai nesiparinam, tai parodom, kad susiparinam. Nesijaučia, nes kai sukasi ratas, nieko nesijaučia. Trapute marytė lalynelis pasėjo, trapute marytė lalynelis pasėjo, trapute marytė lalynelis pasėjo, trapute lalynelis išdėgo, trapute marytė lalynelis išdėgo, trapute lalynelis išdėgo. Dabar, kai esu suaugus, kai galvoju apie mamą, pagrindinis dalykas, kuris ateina į galvą, tai kad mano mama man yra autoritetas. Ir tiesą sakant, pagrinde to, kokia aš esu dabar ir savybėmis, kuriomis aš didžiuojuos ir netgi, manau, puoselėju auginant savo vaiką, tai yra tos, kurios man davė mama. Ir tos savybės pagrindai yra tokios, kad mama man visą laiką asocijuojasi su žmogum, kuris visų pirma, jinai visą laiką supras. Atrodo, kad aš galiu ateiti su bet kokiom naujienom, su bet kokiom mintim. Ir mano mama visą laiką sakydavo, kad ir sako, kad mano vaikai yra kita karta. Mano vaikai yra
protingesni už mane. Ir jinai galbūt neturi omeny, kad mes esame protingesni, bet jinai turi omeny, kad mes mąstom kitaip ir jinai visą laiką bando tą požiūrį suprasti. Tu skubi kažkur susitikimą turi? Ne. Šiandien jau laisva vakare. Ar turit pomidoro, agurkų? Ne, man atrodo jau galą. Jau nieko nebeturim. Tai būtų labai gerai. Agurkų, pomidorų. Gerai, tvarkoj, tada paimsiu. Nu, gerai. Jo, gerai, Nu, gerai, ačiū. Ai, čiau. A ko tu šipsaisi, o ko tu juokiesi? Nieko mane Rutelė biškį juokina. Ką ten tau daro? Kutena? Ne kutena, bet biškį maimas. Gerai, ten tai, iki. Nu, gerai, iki. Aš nevis, kad dabar man skambins. Kai aš augau, iš tiesų buvo ne viena situacija ir viena pagrindinių gal dalykų, kuriuos mama išmokino mus ir pastoviai mums sakydavo ir man, ir Deimutei, tai yra, kad nesvarbu, kokia yra ta tiesa, bet tiesa yra visada žymiai svarbesnė už bet kokį nutylėjimą ar tai melą. Man atrodo, niekad gyvenime nesam įkliuvę, gavę, nežinau, pylos ar turėjo problemų dėl to, kad atėjom ir kažką prisipažinom, pasakėm, kad kažką mes ne taip padarėm. Mama, ten, atsiprašau, man nepavyko, aš susimoviau ir visą tai būdavo taip, nu, nieko, būna nieko, kad ir tai gal ir būdavo kažkas rimtesnio, bet jeigu ateidavai ir bandydavai kažką nuslėpti, kažką nutylėti, va tada prasidėdavo. Ir tada sėdėdavai vakare, turėdavai valandos, pusantros, 2 pokalbį, kartais ten kalbėdavai, paskui dar apsiverkdavai, susiginčydavai ir va, iš esmės labai įskiepijo tą visą, kad tiesa yra gal pats svarbiausias dalykas ir nuoširdumas ir tiesiog reikia dalintis informaciją ir kalbėti širdies. Jinai yra visą laiką čia, visą laiką mylinti, visą laiką, kada jos reikia, jinai atvažiuos. Aš pamenu, kai augau ir pasakiau mamai, mama, aš norėčiau važiuoti mokytis į Angliją. Man buvo 16 metų. Mano mama šiaip yra labai mamičiukė. Ir jinai labai mėgsta savo vaikus laikyti prisirišus prie savęs. Ir jinai taip įsiklausė manęs, paklausė, kodėl. Ir jinai sako, gerai, važiuok. Čia yra griniausias pavyzdys, kokia yra mano mama. Buvo ne kartą, tarkim, aš ten stojau universitetą arba nežinau, kaip man kokios varžybos, ar seksis beisbole, ar man ten imtynėse būnu varžybose, kaip man seksis. Ir aš taip galvodavau, nu, kaip čia gal, nežinau, gausis, nesigaus. Bet mama labai dažnu atveju būdavo įsitikinusi, savo galvoje net negalėdavo abejoti, kad iš tiesų gali man nepasisekti, kad galbūt man gali kažkas nepavykti. Aš nežinau, kaip taip gaudavosi, bet dažniausiai taip ir vykdavo. Beveik visada, kaip jinai pasako, taip ir būna. Aš džiaugiuosi, kad Jolantos namai yra atviri visiems, ir šeimos nariams, ir draugams. Ir tai yra tokia taiki, visus vienijanti, ypatinga vieta. Man Jolanta vis kartodavo, kad turi visur įžvelgti pozityvą, visur matyti gerus dalykus. Ir aš tikrai stengiausi tai daryti. Ir labai stebėjausi, kad man reikia stengtis tai daryti. Man pakankamai pavyko, aš galėčiau, esu be proto dėkinga Jolantai, kaip man apsivertė visas gyvenimas, tiesiog kitom šviesom suspindo. Bet man tai keista, kad man tai reikėjo mokintis, o Jolanta tai turėjo įgimtą, jinai turbūt visą laiką tai turėjo aurą savo sodybai kokią susikūrus, norisi būti tarp šitų žmonių, ta prasme Jolantos draugijoje kažkaip jinai net nieko nesakydama, turbūt tiesiog sugeba užburti visus ir... Mes daug metų pažįstamos, susipažinom bendrabutyje, studijuodamos ir galiu pasakyti, kad per tiek metų ji nepasikeitė. Ji išliko tokia pati atvira pasauliui, žaisminga, draugiška, bet kartu drąsi ir ryžtinga. Gal drąsesnės moters aš ir nesu pažinojusi savo gyvenime, nes, na,
kaip ir Jolantiška. Antrą dieną po apendicito operacijos išvažiuoja į atostogas ir juokaudama man skambina, mane ištraukė siūlą, ar tu galėsi ištraukti, kai aš grįšiu. Tai čia tiesiog ne kiekvienos toks moters poelgis būtų, bet tai yra Jolantiška. Su mama susipažinom per verslą, kadangi jinai business woman, tai atskėdė mūsų vyrišką kolektyvą savo ateimais dažnais. Kablai, o tokie šukuosenas, brangus rankinukai. Su laiku paprastėjo kažkaip, kablukai sulūžo turbūt, bet vis tiek liko labai žavi ir matyt nebereikėtų aprėdų tokių. Jei aš ateičiau patarimo pas tave, kaip ir daug kartų yra nutikę, tavo auksinė frazė, aš pagalvosiu. Ir jis sugalvoja. Ir sugalvoja taikliai, tiksliai. Jolanta labai mamiška, matyt, labai myli vaikus savo ir kitus aplinkui taip pat. Tai ta meilė, matyt, aplinkai, net naujai ateinančiai, kažkur spinduliuoja, nežinau, ten kažkur pasikrovus didelės meilės. Gal praeitam gyvenime, gal dar kažkur, bet visi pajaučia tą jos gėrį, meilę ir gerumą. Jeigu manęs paklaustų iš tikrųjų, kas yra mano geriausia draugė, aš nemirktelius pasakyčiau, kad Jolanta. Mūsų jie iš tikrųjų 20 metų draugystės, 20 metų kartu augimo ir draugystės augimo. Toksai vienas įvykis iš gyvenimo, kai sugalvojame mes važiuoti kelionę ir pradėjau planuoti. Paskambinu Jolantai, sakau, ar galėsi spalio 29, lapkričio 7 keliauti. Jinai, aišku, atsiverčia užrašų knygutę, pasižiūri kaip tik laisvas laikas, nes tempas būdavo gyvenimo nežmoniškas. Sako, jo, galiu. Sako, super, viskas, išskrendam. Ir jau noriu dėti ragelį ir jinai klausia, o tai kur skrendam? Sakau, į Kubą. O, gerai. Tai buvo viskas paprasta. Labai turiu nuostabiausią draugę pasaulyje ir jeigu kada nors sakydavo, kad draugų principė po 20 metų nebegali tikrų draugų susirasti, kad draugai yra ten iš vaikystės, iš jaunystės, tikrai galiu prieštarauti, nes Jolantą aš pažįstu gal kokį 11 metų. Manyčiau 11, gal kokį 13. Bet jinai šiai dienai tikrai iš didžiosios raidės yra mano draugas. Tikrai buvo progų šitą įmonę įdarbinti daug žmonių, padaryti labai ten didelę apyvartą ir visą kitą. Bet Jolanta visą laiką laikėsi tokio požiūrio, kad geriau biški mažiau uždirbti, mažiau ten kažko turėti, bet turėti tą branduolį, kuris yra stiprus, atsakingas, pareigingas. Tai vat jinai sugeba žmonėse pamatyti tas savybės, kurių gal nepamato kiti žmonės. Pas mus būdavo visokių tokių, ten ir stresinių situacijų, ir ten ir fūra apvirto, ir visa kita, žinai, tai mes ten, sudarėm, ar ten su kitom mergaitėm, kurios dirbo, už galvų susiėmė čia, ką darysim, žinai. Ateina Jolanta, atsisėda, ramiai pagalvoja ir nusprendžia. Kaip nekeista, aš niekaip negaliu suprasti, kaip per 25 metus daug tokių situacijų visokių būna, bet jinai taip nutyla ir sako, viskas bus gerai. Ir viskas. Mes dirbam 25 metai. Tu pasiruošęs? Tai būsi? Ne, aš norėjau mane pažvėjojantį nufilmuoti, sakė, susilažinom, kad aš pagausiu, o sako, kad nepagausiu. Dedam. Nėra čia žuvies. Mūsų laikas kartu tai yra kelionės, buvimas su draugais ir buvimas dviese kartu. Žaidžiam kortom, žiūrim krepšinio varžybas, serialus, kartais žaidžiam stalo žaidimus. Mūsų santykiai vis auga, keičiasi į gerąją pusę, atrandam vis naujų dalykų. Kaip aš ją stebinu, pasodinu visą pievą saulėgrąžų, krokų arba tulpių, arba aviečių. O palinkėjimas mano būtų toks – nesustoti, mane stebinti, palaikyti mane
ir daug šypsotis, nes šypsenos išgelbės pasaulį. O jeigu šypsenos išgelbės pasaulį, tai reiškia, kad aš uždirbsiu daugiau pinigų iš dantukų. Myliu tave. Čia dar ne mano, dar ne pirmą kartą krisime. Atrodot labai laiminga. Tai kokia yra laimės formulė? Turbūt paprastume. Kasdieniniuose džiaugsmuose, tai šeima, vaikai ir viską nežiūrėti sudėtingai. Šiltai ir jaukiai. Laimės formulė pas Jolančiuką vienintelė – optimizmas. Kad ją suptų daug mylimų žmonių ir daug gražių įspūdžių ir kad tie įspūdžiai visada primintų jai, kokia jinai yra ypatinga moteris. Tu esi graži, protinga, linksma. Pasaulis yra nuostabus ir manau, jūs tiesiog vienas kitam tinkat. Kad galėtum keliauti po visą pasaulį ir dar linkiu pastangų dėl tų agurkų. Tikrai lauksiu kitą vasarą. Mama yra labai laimingas žmogus, tai aš tiesiog noriu palinkėti šypsotis ir džiaugtis. Tai daug stiprybės ir sveikatos, kad visą laiką būtum šalia ir mes tave labai pasilgstam. Palinkėčiau šitas nuostabias savybės išlaikyti, nes jos yra labai retos, labai nuostabios ir tikrai nuoširdžiai labai nustebino ir stebina labai pozityviai kiekvieną mielą dieną. Aš noriu palinkėti likti tokiai pačiai atvirai ir nuoširdžiai ir kad džiniukas būtų visą laiką laimingas. Kad išliktų tokia pati, nes kitokios Jolantos aš neįsivaizduoju, jinai yra nuostabi. Laimės formulė. Pilna troba vaikų, anūkų, giminaičių, kaimynų ir draugų. Šalia jos visi mes esam laimingi, šalia jos mes visi džiaugiamės ir labai miela, kad mes ją turim. Mylim be galo. Aš palinkėsiu to šviesos neprarasti. Niekada nestokoti jaunatviškumo ir visada išlikti tokia jaunatviška. Ir kitas dalykas, kurio aš norėčiau palinkėti Jolantai, išlikti tokia atvira visiems, neskirstančia žmonių ir nenustoti mokytis naujų dalykų. Aš galvoju, kad Jolanta tai yra kaip tie vištienos sparneliai, kur jūs visi labai mėgstat. Tai tobulo balanso pavyzdys, nes tai yra ir saldu, ir sūru, ir aštru vienu metu, ir kai visa tai susilieja, tai yra Jolanta. Jeigu kam sunku, skambinkit Jolantai. Laimės formulė, aš manau, kad yra tokia, kad sodyba, vakaras, girdisi svirpliai, už sienos žaidžia vaikai, miega anūkai ir antros pusės atneša po vyno taurę. O mes žiūrim vieną į kitą ir šypsomės. Jolanta yra laiminga, jos šeima yra laiminga ir kad liktume sveiki, kad liktume kartu. Visų pirma, sveikatas, o visų antra, kad būtų taip ir toliau tokia ryški, šviesi, pozityvi, kokie esi mūsų kasdieniniam gyvenime. Myliu tave. Viskas yra paprasta. Reikia džiaugtis kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę, apkabinti kiekvieną žmogų, kuris yra šalia ir džiaugtis tom akimirkom. Tai tiek. Kokia yra laimės formulė? Yeah.